Du draugeliai susitinka ir vienas taip į kitą žiūri, seniai besimatė, tai sako, eik tu savo, sako, nu Artūrai gerai atrodai, toks pasitreniravęs drabužiukai, viskas, sako, numetė svorio, turbūt dietos laikais, sako, gal tokios girdėjau, yra tokia kažkokia tulčina, sako, gal tulčinos tos dietos laikais. Tas taip klauso, sako, ne, aš perėjau, sako, prie Kuzminsko metodo. Sako, kas tas Kuzminsko metodas? Nu kaip, gyvenu iš bedarbio pašalpos. Geras. Kuzminsko metodas. Kaip atskirti išauklėtą žmogų nuo neauklėtą? Nu, išauklėtas žmogus paklaustas, sako taip, o ne jo. O tai tu išauklėtas esi? Nu, jo. 80% moterų imituoja orgazmą. Apie 85% vyrų imituoja, kad moters paruoštas maistas jiems skanus. Labai skanu. Bet čia ne vienodo svorio dalykai vis dėlto. Absoliučiai. Moteris čia laimi. Klausimas merginai, o jūs ištekėjusi? Ne. Nu, tai kodėl sakykit? Na, nežinau, kad visi bando, visi gyrė, visai nieks neima. Moteris sako, skutau morkas, kažkaip prisiminiau visus buvusius. Super. Na, ir aš paskutinį turiu iš savęs. Šitas labai išgyvenimą. Tik rinkdamas savo vaikui vardą, supranti, kiek daug žmonių pasaulyje nekinti. Labai didelė teisybė, aš turiu du, vieną trumpą, kitą ilgesnį. Jeigu sumaišai kažką, pavyzdžiui, žodžius su žodžiais, seka žodžių, išeina toks dalykas, nekišk savo reikalo į kito nosį. Ir dar vienas. Vyrukas prieina prie damos tokios fainos ir sako, nu tai ką, pas tave ar pas mane? Ten mergina sako, jūs ką, išprotėjote, sako, iš kur jūs nusprendėt, kad aš sutiksiu, mes net nepažįstami? Nu, sako, mademoiselle, nepykit labai, bet žinokite, aš iškart supratau iš jūsų akių, nes ką veiktų 33 metų mergina karbiuratorių parodoje?